Esu Rolandas Baranauskas, turiu 3 mylimas veiklas. Pradėjau kažkada viską nuo statybų, nuo inžinerinių sistemų. Šitoj srityje inžinerijoje jau esu 30 metų. Prieš 8 metus susipažinau su skaitmeninėm technologijom, su blockchainu, su kriptovaliutom, ir pradėjau kelionę į skaitmenizavimą būtent prieš 8 metus. Vedu mokymus tiek universitetam, tiek verslam, tiek privačiai įvairio mokymo įstaigom. Mano pagrindinė sritis šiai dienai yra darbas su decentralizuotom sistemom. Padedu žmonėm įeiti į šitą rinką būtent per mokymus. Yra mokymai pradedantiesiems apie kriptovaliutas paprastai, yra mokymai jau, sakykime, pažengusiems, kaip naudoti technologijas, kaip gauti kasdien pasyvias pajamas, jas panaudoti tiesiog turint multivaliutinę kortelę. Kadangi esu Kauno pramonės ir amatų rūmų narys ir VDU universitetas yra irgi narys, ir kažkuriuo metu matyti įvyko tas kontaktas, kad yra tokie EDIH mokymai, kur gali bet kuris verslas ateiti ir užpildęs tam tikrą dokumentaciją gauti tos mokymus visiškai nemokamai. Projekte itin daug dėmesio skiriame mokymuisi, būtent tobulinimui skaitmeninių kompetencijų įvairių lygių organizacijų darbuotojams. Mokymuose dalyvavo tikrai nemažai darbuotojų iš skirtingų įmonių, tuo pačiu mes siūlome ilgalaikę galimybę profesiniam tobulėjimui, turėsime parengę visą mokymosi savarankiškai platformą, visi mokymų įrašai bus prieinami nemokamai kiekvienam projekto dalyviui ir plačiai visuomeniai. Temos yra be galo man artimos, būtent skaitmenizavimas, visa kas susijęs su skaitmenizavimu, su kiberapsauga, su dirbtiniu intelektu, tai yra mano temos. Šiuo metu aš kuriu startuolį dirbtinio intelekto pagrindu, noriu paleisti gyventojų informavimo sistemą su savivaldybėmis ir todėl tai, ką aš ten mokinuosi, man duoda stiprų postūmį tai panaudoti praktiškai ir visai tada atsiranda kitoks požiūris į dirbtinį intelektą, į galimybės, kibersaugumą ir į kitas sritis. Aš tikrai nuoširdžiai patarsiu kiekvienai įmonei, kiekvienam įmonės darbuotojui dalyvauti šitame projekte, kadangi tikrai lektoriai yra puikūs, profesoriai, savo srities profesionalai, neuromarketingo žinovai, dirbtinio generatyvinio intelekto žinovai, kibersaugumo žinovai ir taip toliau, tai tikrai dalyvaukite. Įmonės universitete naudojasi įvairiomis skaitmeninėmis paslaugomis, tai vienos dažniausių tai yra skaitmeniniai mokymai ir kompetencijų kėlimas, taip pat testavimas technologijų prieš investavimą, skaitmeninės savo brandos įsivertinimas ir vienas turbūt populiariausių yra finansavimo šaltinių paieška savo skaitmenizacijos plėtrai. Bet kokiu atveju mes skaitmenizuojamės, bet kokiu atveju einam į skaitmeninę erą, bet kokiu atveju mus po truputėlį užvaldo dirbtinis intelektas, blokų grandinė ir kiti skaitmeniniai sprendimai, robotizacija, todėl privalom jau šiandien būti šiek tiek žingsnių priekyje, kad paskui nebūtume beviltiškai atsilikę.